Joks žmogus ryte pabudęs piršto nepajudins be egoistinio motyvo. Taip. Tai gamta duoda egoizmą, panašiai kaip automobilis yra starteris, tam, kad užvestų variklį. Tai viskas tvarkoja su tuo egoizmu, kol jisai neperžengia tam tikrų ribų. Bet aš mintyse turiu tą perteklinį rūpinimąsi savim. Tai klausimas, kuria savo dalimi žmogus rūpinasi. Jis rūpinasi galva, jausmais, sakykime, ten širdim ar savo kūnu. Tai žmogus yra sudarytas iš maždaug 3 stambių sistemų. Dauguma dėja rūpinasi neproporcingai. Jie arba jį per daug į galvą nueina, per daug į mokslus, per daug į teoriją ir užleidžia fizinį kūną. Toks yra jų egoizmas. O kiti atvirkščiai, jie užleidžia galvą, jie užleidžia žinias ir per daug dėmesio skiria kūnui, perteklinį dėmesį. Tai šitie antrieji patenka depresiją ilgam laikotarpį, o tie pirmieji, kurie per daug į smegenis investuoja, jie perdega. Kai kyla ekonomika,